Šiame interaktyviame vaizdo įraše parodoma, kaip remiantis interaktyvia prezentacija organizuoti pirmąjį edukacinės savaitės interaktyvųjį užsiėmimą. Išmoksite pristatyti prezentacijos turinį, pritaikyti pamokos planą prie besimokančiųjų patirties, vesti diskusijas ir grupinį darbą bei rinkti grįžtamąjį ryšį. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Pirmasis interaktyvus mokymosi užsiėmimas yra paremtas pirmuoju atviruoju švietimo ištekliumi. Interaktyvia prezentacija investuokite į sveikatą, realizuokite savo potencialą sveikam ir pilnaverčiam gyvenimui. Jaunuoliai savarankiškai studijuoja interaktyvią prezentaciją ir atsako į įsivertinimo klausimus Moodle platformoje prieš pirmąjį mokymosi užsiėmimą grupėje. Interaktyvios prezentacijos temos – lyčių stereotipai ir jų įtaka sveikatai bei geroviai, fizinės sveikatos ir mitybos puoselėjimas. Rizikingas elgesys, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas bei sveikatos siekiantis elgesys. Psichikos sveikatos supratimas ir puoselėjimas. Skaitmeninė gerovė ir sveikata. Šios 5 temos kartu sukuria holistinį jaunų vyrų gerovės supratimo pagrindą. Interaktyviame užsiėmime jos tarnauja kaip atskaitos taškai apmąstymams ir diskusijoms. Prieš vesdami pirmąjį mokymosi užsiėmimą įsitikinkite, kad peržiūrėjote visą interaktyvią prezentaciją ir supratote jos pagrindinį turinį. Pritaikėte pavyzdžius ir naudojamą kalbą prie savo grupės aplinkybių – amžiaus, gyvenimo būdo, kultūrinio konteksto. Įvadinės sesijos metu mokiniams pristatėte savarankiško mokymosi veiklą, pagrįstą interaktyvia prezentacija ir paprašėte jų ją atlikti. Kiekvienam interaktyviam mokymosi užsiėmimui taikomas aiškus pamokos planas. Trumpas įvadas, refleksija apie savarankiško mokymosi veiklą, veiklos mažose grupėse, diskusijos grupėse, apibendrinimas ir atsiliepimai. Šis formatas skatina aktyvų dalyvavimą ir gilesnį interaktyvios prezentacijos turinio supratimą. Siūloma darbo scenarijų suskirstyti į nuoseklius etapus, siekiant užtikrinti aiškumą, dalyvavimą ir tikslingą refleksiją. Pavyzdžiui, įžanga ir supažindinimas su sesija. Moderatorius pasveikina dalyvius ir trumpai primena, kad ši sesija remiasi dalyvių prieš tai atlikta interaktyvia prezentacija. Bendra refleksija apie interaktyvią prezentaciją. Moderatorius padeda besimokantiesiems apmąstyti pagrindinės prezentacijos mintis. Įžanginiai klausimai gali būti tokie. Kuri prezentacijos dalis jums pasirodė svarbiausia? Kuri tema jūsų manymu yra aktualiausia šių dienų jauniems vyrams? Darbas mažose grupėse pagal temas. Dalyviai suskirstomi į mažas grupės. Kiekvienai grupiai priskiriama viena tema iš prezentacijos ir dalyviai aptarė jos aktualumą jaunų vyrų geroviai, daugiausia dėmesio skiriant pagrindiniams kasdieniame gyvenime matomiems iššūkiams. Grupės išskiria 2 pagrindinės įžvalgas. Integracija ir refleksija. Grupės grįžta į pagrindinę sesiją, kurioje pasidalina savo išskirtomis įžvalgomis. Moderatorius pabrėžia skirtingų temų ryšius be vertinimo ar lyginimo. Užbaigimas. Dalyviai kviečiami individualiai apmąstyti, kuri tema jiems atrodo aktualiausia. Moderatorius padėkoja dalyviams, surenka atsiliepimus ir pristato būsimą antrąją savarankiško mokymosi veiklą. Jauni vyrai nėra vienalytė grupė. Jie ateina su skirtinga gyvenimo patirtimi, patiria įvairius sunkumus ir turi skirtingus lūkesčius, taip pat labai skirtingai supranta sveikatą ir vyriškumą. Todėl vienas fiksuotas pamokos planas negali būti tinkamas visiems. Psichologinis saugumas. Psichologinis saugumas yra bet kokio mokymosi proceso pagrindas. Internetinėse sesijose tai reiškia, kad dalyvavimas turi būti lankstus. Kamerų įsijungimas turėtų būti neprivalomas, dalyvavimas tik susirašinėjimo lange turėtų būti priimamas, o atsisakymas dalyvauti visada leidžiamas. Kai jauni vyrai jaučiasi saugūs ir nėra teisiami, jie yra labiau linkę reflektuoti ir įsitraukti. Dalyvavimą formuoja daugybė veiksnių. Ankstesnės mokymosi patirtis lemia pasitikėjimą savo gebėjimu mokytis. Socialinės ir ekonominės sąlygos daro įtaką stresui ir sveikatos pasirinkimams. Kultūrinės normos ir įsitikinimai apie vyriškumą formuoja, kiek jauniems vyrams yra patogu kalbėti apie savo gerovę. Moderatoriai turi pritaikyti savo kalbą ir metodus prie šių sąlygų. Yra paprastų būdų efektyviai prisitaikyti.
Vietoje abstrakčių sąvokų naudokite realaus gyvenimo pavyzdžius. Venkite moralizuoti sveikatos elgseną. Savęs priežiūrą apibūdinkite kaip stiprybę, atsakomybę ir kontrolę. Dirbdami su jautriamis grupėmis naudokite pavyzdžius, o ne prašykite jų atskleisti asmeninės situacijas. Adaptacija yra nuolatinis procesas, reikalaujantis, kad moderatoriai suprastų grupę ir koreguotų tempą, klausimus bei metodus, kad būtų skatinamas prasmingas ir pagarbus mokymasis. Užsiėmimo metu jaunimo darbuotojas turėtų struktūrizuoti grupinį darbą, naudodamas atvirus klausimus, diskusijas poromis ir grupinės užduotis. Kadangi gerovės temos kai kuriems jauniems vyrams gali atrodyti jautrios, svarbu sukurti saugią ir neteisiančią aplinką. Skaitmeninės įtraukimo priemonės, pavyzdžiui, Mentimeter, slaido, apklausos, darbas mažose grupėse, gali padėti įsitraukti ir dalyvauti diskusijoje anonimiškai ar mažose grupėse, prieš pereinant prie diskusijos su visa grupe. Klausimų pavyzdžiai. Kokie lūkesčiai, stereotipai dažnai keliami vyrams visuomenėje? Kokie įpročiai yra svarbus norint išlikti fiziškai sveikiems? Kokia yra dažniausia jaunų vyrų sveikatos rizika? Kas padeda arba kenkia jaunų vyrų psichikos sveikatai? Kaip telefono ar kitų technologijų naudojimas veikia savijautą? Pastaba. Susitelkite į bendras įžvalgas ir tipinius pavyzdžius, o ne į asmeninę patirtį. Norėdami susijęti mokymasi su praktika, paprašykite dalyvių iš prezentacijos pasirinkti vieną temą, kuri jiems atrodo aktualiausia. Paprašykite jų trumpai pasižymėti, kodėl ji jiems atrodo aktuali, arba ką jie galėtų patobulinti savo elgesyje šią temą. Paaiškinkite, kad tai yra privati refleksija ir dalintis nebūtina. Jaunimo darbuotojas renka trumpus atsiliepimus. Naudodamas tokias priemonės kaip slaido, Google Forms arba paprastus refleksinius klausimus, kad įvertintų, kiek naudinga buvo interaktyvi prezentacija ir ką būtų galima patobulinti. Mokymosi užsiėmimą užbaikite apibendrindami pagrindines mintis, paskatindami dalyvius pasižymėti vieną asmeninį pastebėjimą ar pamoką ir pristatydami kitą edukacinę savaitės mokymosi veiklą, antrąją savarankiško mokymosi veiklą. Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 3 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymąsi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.